tai laikytumės, kad mes puoselėtum savo lietuvybę ir mūsų tikslas, žinoma, išsaugoti savo savimonę, savo kalbą, savo kultūrą, tradicijas, kad mes galėtume kalbėti ir vaikai girdėtų šitą lietuvišką gražią kalbą. Tai ir stengiamės, renkamės čia, kur vyksta visi mūsų renginiai. Ir pamokos sekmadieninės mokyklos, ir seminarai, ir repeticijos ansamblių, 5 vaikai, Gabija, vainikėlių, čia mūsų poetai susirenka, čia mes žiūrim filmus, čia atvažiuoja mūsų svečiai, pasakoja mums apie Lietuvą. Ir mes, žinoma, laimingi, kad mes galime būti kartu, kad mes vaikams įdedam į širdį, kad jie lietuviai, kad jie didžiuojasi, kad jie esą lietuviai. Mes kaip pavyzdys čia srityje, tarp visų tautų, mes apie mūsų veiklą rašo ir laikraščiuose, ir rodo per televiziją, ir per radiją. Ir šitas žodis Lietuva, jis kaip ugnelė mūsų širdyse dega, meilė Lietuvai. Ir mes labai, Alma, dėkingi Jums už tai, kad Jūs prigalvojot šitą projektą Tau brangi šalie, kuris skirtas 1000-mečiui Lietuvos vardo. Ir žinoma, kad aš dėkinga dar tiems visiems, kurie prisidėjo prie šito projekto, ir savivaldybės iš Jūsų miesto, iš Palangos, ir mūsų generalinis konsulas Vaclavas Tamkevič, ir mūsų draugijos nariai, ir tėvai, ir vaikučiai. Ir tai, žinoma, jeigu pas mus bus daugiau tokių projektų, mes, galvoju, niekada nepamiršim, kad mes esame lietuviai ir kad mes galim šitą gyvą, teisingą žodį lietuvišką, kaip mes išgirdom iš Jūsų vaikučių lūpų šiandien. Jūs girdėjot pas mus akcentas ir taip, o čia jau tikras, gyvas, gražus, toks gražus lietuviškas žodis skambėjo, kad byrėjo ašaros. Ačiū Jums. Reikia pratęsti tokius projektus. Tai aš manau, jog šitas projektas tik pirmas mažas žingsnis į tolimesnius mūsų draugystės projektus. Darėme žodį didelį padėkos ir vežėme ne tik tai lietuvišką žodį, mes vežėme lietuvišką duonelę. Labai dėkojame Jums už Jūsų dovaną ir šitą simbolį. Ir mes dėkojame ir ateiname į žemę ne vien šitą duoną išauginti ir ją gerbti ir mylėti. Ačiū, labai ačiū.